Šiandien šalia mūsų Seimo yra susirinkę Lietuvos piliečiai, žmonės, kurie protestuoja prieš galimą nekilnojamo turto mokesčio įvedimą. Žmonės klausia, kur daugiau Seimo narių, kodėl vos keletas išėjo su jais pasikalbėti, pabendrauti, paaiškinti, kuo siekiama tokiais neteisingais mokesčiais. Kai lietuvių tauta, visi žmonės, kurie gyvena šioje šalyje, yra tikrai skaudžiai nukentėję per tarpukarį, kai buvo nacionalizuotas žmonių turtas ir jie mena, kaip yra sunku tą nekilnojamą turtą savo sunkiu triūsu ir darbu uždirbti. Ir šiandien yra atsitikusi tokia situacija, kai valdantieji, liberal-konservatoriai, vedini savo vedlių nori įvesti neteisingą mokestį, nepaaiškindami žmonėms, kodėl jisai yra reikalingas, kai Europos komisija to iš Lietuvos visiškai nereikalauja ir mūsų kaimininės šalis, tokios kaip Lenkija, Latvija, Estija, nieko ta linkme nedaro. Už nekilnojamą turtą galiausiai mūsų žmonės šiandieną Lietuvoje jau moka, mes mokame už savo žemę. Ar to negana? Kodėl reikia pasaulinės krizės ir karų sumaišties sąlygomis mūsų žmonės skandinti, kelti jiems pajamų mokestį ir įvedinėti visuotinį nekilnojamo turto mokestį? Kodėl žmonėms meluoti, kad tas mokestis yra būtinas mūsų šaliai ir jos ekonomikai? Kodėl žmonėms meluoti, kad 4 procentų tarifas yra tenai tam, kad jis nebūtų naudojamas? Tai jeigu jisai nebus naudojamas, kam tada tą 4 procentų tarifą įdėti kaip viršutinę šio nekilnojamo turto mokesčio kartelę? Kodėl yra taip elgiamasi ir kodėl tikrai yra negirdima ne tik paprastas pilietis, bet ir skirtingų sričių dirbantieji? Kodėl mes gyvename valstybėje, kur vaikai turi mokytis be vadovėlių? Kodėl mes gyvename toje valstybėje, kur mokykloms išskiriama įvairioms priemonėms 2 ar 3 kartus mažiau pinigų, negu turėtų būti išskiriama? Kodėl sveikatos apsaugos sistema yra tiesiog betodairiškai griaunama ir regionuose toj neliks vietų, kur žmonės galėtų gauti tinkamas sveikatos apsaugos paslaugas? Kodėl gimdyvės turi vykti 10 kilometrų, kad galėtų pagimdyti savo vaikelį? Ar tokia valstybė turi būti kuriama? Ar visuotinio būtent nestabilumo ir globalios krizės sąlygomis vyriausybė taip turėtų elgtis su savo piliečiais? Kodėl bijoma kalbėti su žmonėmis? Kodėl ignoruojama, kad žmonės mato tas problemas? Kodėl nesiekiama jiems aiškinti ir spręsti šitų problemų? Ir kam yra naudinga, kad mūsų visuomenė yra aktyviai skaldoma? Kodėl žmonės yra priešinami vieni su kitais? Visi tie dalykai krenta ant dabartinės Šimonytės vyriausybės. Mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis skatina karus su Kinija, politinis ir ekonominis karas, su kuria Lietuvai yra žalingas. Ir jau nagrinėja tarptautiniai žiniasklaidos šaltiniai, kad Lietuva yra išskirtinė valstybė, kuri pasirinko tokį užsienio politikos kelią. Nei viena valstybė Europos Sąjungoje ir Europoje tokio kelio nepasirinko kaip Lietuva. Bet ar tai rūpi mūsų užsienio politikos formuotojams? Ar tai rūpi Gabrieliui Landsbergiui? Ne, jisai tuo nesirūpina ir nors Lietuva, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos, laikosi vienos Kinijos politikos ir Taivanį oficialiai pripažįsta Taivano valstybę kaip sudėtinę Kinijos liaudies Respublikos dalį. Ar jis inicijavo, kad atšaukti tarptautinius susitarimus, kuriais Lietuva tą pripažįsta? Kodėl Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vyksta į Taivaną tam, kad dar gilinti politinį ir ekonominį karą tarp Lietuvos ir Kinijos? Ar gali tokia maža valstybė, neturinti resursų kaip Lietuva, kabutėse pastatyti į vietą Kiniją ir rodyti pavyzdį, kaip kovoti su Kinija? Na, atvirai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje visi ekspertai iš tokio požiūrio ir iš tokio elgesio mūsų vyriausybės tiek valstybės vidaus politikoje, tiek užsienio politikoje juokiasi ir nesupranta, kas vyksta. Koks tikslas yra kenkti savo šaliai, prarasti 250 milijardo eksporto ir daugybę galimybių, kad mūsų šalis ir šalies gyventojai galėtų gyventi kitaip.